Nu, žiūrėkit, koks dailus 5008 su labai gausia komplektacija ir su garantija metam arba 10 000 kilometrų. Visus mūsų parduodamus automobilius galite rasti autobrokeris.com svetainėje. Užeikite, pasidairykite, pasižiūrėkite, galbūt kažką įsirinksite. Na ir būtinai pasiekite mūsų socialinius tinklus. Važiuojam autobrokeris Facebooką, Instagramą arba TikToką. Tam, kad kai įkeliam tokius tai štai dailius variantus, jų nepraleistumėt ir pamatytumėt pirmi. Na, o dabar, bičiuliai, Peugeot 5008, 21 metai, 1,2 litro, 96 kW benzinas su maža rida ir, kaip sakiau, su gera komplektacija. Tai turi partronikus priekyje gale, turi distroniką, susidūrimo prevenciją, avarinį stabdymą, 360 kameras, galinę vaizdo kamerą, aišku, taip pat graži juoda spalvelė, tokia su perlu, kur čia saulė švietė, to bandysim pertikti. Štai su tokiu perliuku. Taip, kas dar? Bagažinės dangtis elektrinis. Elektrinis bagažinės dangtis. Pats Peugeot 7 vietų. Kaip matot, štai 7 vietis. Sėdynės susigula į dugną, palieka labai erdvi bagažinė. Jeigu reikia kažkur daugiau su chebra palikti, tai va, galite pasidaryti 7 vietį. Taip, einam toliau, pasižiūrėsim, kas gero. Turi kylėsą, turi aklą zoną. Taip, turi užuolaidėlės gale. Štai toks saloniukas, pažiūrėkit, kiek vietos. Bele kiek. Štai toks saloniukas, oda derinta su medžiaga. Sėdynės gražios, viskas čiki. Atskirai galite vėjelį reguliuotis, daugiau, mažiau gale. Taip, einam priekį. Taip, čia visur elektra. Vairuotojo sėdynė labai patogi su tais tokiais iškeltais šonais, mėlynom siūlėm. Porankiukas tvarkingas, apšviečiami podelių laikikliai, 2 raikteliai, važiavimo režimai, bevėlis krovimas, telefono kaip pavyzdys, beraktis užvedimas, šildomos sėdynės, multimedija su navigacija ir Android Auto ir taip toliau. Čia visur viskas irgi gražu, po kapotu viskas gražu, važiuoja maloniai, jokių problemų su juo aš nematau. Turi linijų taip pat palaikymą, bagažinės atidarimą iš vidaus, aišku, ženklų atpažinimą bei pilnai ledinį skydėlį. Multifunkcinis vairas, kas be ko. Pritemstantis galinio matymo veidrodėlis taip pat yra, aišku, ir kritulių davikliai. Nu, hebrytė kaip 1,2 litro variklių, toks Peugeot 5008, tai komplektacija, sakyčiau, tikrai labai gera. Kaina. Automobilio kaina būtų 16 000 eurų. Ir kaip sakiau video pradžioje, suteikiama 1 metų garantija arba 10 000 kilometrų. Kas pirmiau sueis, tas sueis. Tai va, domina toks variantas. Skambinkit, rašykit nurodytais kontaktais iš mano galvos kaip visada. Važiuojam autobrokeris Facebookas arba Instagramas. Arba skambinkite nurodytą telefono numerį. Viską susitarsim, atvažiuosit, apsižiūrėsit, prasivažiuosit. Jeigu viskas tiks patiks, padėsim automobilį priregistruoti, išrašysim garantiją ir paleisime jūs namo. Tam kartui sakau tiek, turiu dar vieną automobilį jums paruošęs, jį pamatysite neiltrukus. Spausti sekti ir niekur nedinkite.